gazdinat. Baigit, aš čia tokia ekskursija, žinot, gazdinantis katedros požymiai. Jūs gidas? Taip, mano vardas Vytautas, aš esu, žinot, jūs labai gražiai esate. Oi, nu kaip požemiuose baigit. Ne. O jūs vardu? Kristina. Kristina, labai malonu Kristina, tai šiandien aš jums pravesiu ekskursijas po Vilniaus katedros požymius ir pradėsiu, taip sakant, nuo svarbiausio katedros, taip sakant, elemento, tai yra žvairas briedis keliauja laiku. Štai toks yra, taip sakant, Švento Kazimiero laikais nutapyta freska. Matote žvairą briedį ir Šventas Kazimieras, kuris tą briedį laiko ir bando sustabdyti, kad jisai nekeliautų laiku. Nes būtent tuo metu, Didžiosios kunigaikštystės laikais, lietuviai tikėjo, kad briedis yra vienintelis gyvūnas galintis keliauti laiku. Įsivaizduojate? O kaip įdomu, aš niekada nebūčiau pagalvojus. Aš irgi ne, bet kai pradėjau čia dirbti, man to taip pat. Nes man kažkaip, kai aš tos ekskursijos paprašiau, paskambinau, tai sakė, kad čionais bus neperšokęs griovę, nesakyk op, nes sutiksi Batmaną. Sakė, čia reiks labai bus daug visokių duobių ir tokia atrakcija bus daug judėjimo. Sparnių, viskas, taip, palaukit pailiui, nes visų pirma, reikia čia praeiti, jeigu... Jau ta atrakcija vyksta, bet aš norėjau to judėjimo. Jo, va to norėjau, tai va matote, čia yra antkapiai, čia yra, O kodėl ant šito antkapio parašyta, kad tave šikantį sutrauktų? Čia, žinot, yra toks prakeiksmas, čia yra Radvilas Vaškinis, čia yra Radvila Vaškinis, jisai buvo palaidotas ir paprašė, kad tai būtų tokį prakismą užrašytą, kad jeigu kažkas palies jį, tai kad šikantį, taip sakant, sutrauktų ir vat jisai tikėjo tuo, taip sakant, žinokit, pasakysiu, yra tiesos tame. Nes mūsų direktorius, taip sakant, kai atrado šitą skriptą, palietė ir, patys suprantate. Tai geriau neliesti. Geriau, žinokit, neliesti, geriau aš jums parodysiu kitą eksponatą. Čia vat šitose, vat matote, pogrindžiuose yra kaip tik urvas, kuriame buvo, taip sakant, eina užsidėjęs prie sikikesnės striukę. Jums viskas gerai? Žinokit, man nuo tų dulkių, taip sakant, traukia burną. Eina užsidėjęs prie sikikesnės striukę. Ant biskį sveikluoju, taip sakant, atsiklausau. Aš taip, kaip jaudinas biskį, aš tiesiog suprantat, aš visą laiką vedu šitas ekskursijas vaikinams, suprantat, istorikam, antropologam, su riebaluotam galvom, o čia tokia graži mergina, žinokit. O žinot vieną dalyką? Žinot, kodėl Aš ir du žinau. Du žmonės, du dalykai. O žinot, kodėl taip mažai ištirta įžaginimo? Nes pergimdyk iš naujo. Atsiprašau, aš turiu paskambinti. Ne, tai paskambinkit, aš kaip pajuokavau, aš labai atsiprašau. Alio, kaip sakė mano močiutė, genų neišmyši, žinau. Noriu pranešti, kad labai keistas jūsų šitas gidas. Žinokit, Kristina, jūs kalbate su manimi, nes aš esu vienintelis šitos įmonės, taip sakant, valdytojas. Kaip jūs manote, ką šikantį sutraukė, kaip padėkė? Direktorių? Gerai, o ilgai dar čia truks, ilgai dar čia truks. Ne, žinokit, tuoj mes išlysime į viršų, einame į viršų, va, iš požemio išlipam ir matot, va, katedros aikštė, Laimės plytelė, galite sūti. Kokie mažytai iš čia atrodo, kaip įdomiai. Taip, nes mes pakilome ant bokšto, taip netikėtai kažkaip atrodo, taip mažai kilom, o aukštai pakilom. Ir, kaip žinote, ar buvot sugalvojusi norą kada nors besisuoti? Žinokit, buvau ir mano noras išsipildė. Žinot koks? Aš buvau sugalvojusi norą, negirk dienos be vakaro, nes pamesi kelią dėl takelio. Ir išsipildė. Aš realiai turėjau stoti į dailę, o įstojau į matematiką. Suprantat? Taip. Mane dar iš vakaro mokytoja pagyrė, labai dailės
Supratau. paskui kitą dieną matematikos jau 10 gavau. Supratau. Na, aš jeigu leisiu, aš biškai irgi nusileisiu ir ant plytelės pasisuksiu. O man pas jūs ateit? Galite iš aukštai kalbėti, žinokit. Ai, gerai. Jūs ten dar? Jo, aš dar ten. Ai, nu, tai žinokit, mano noras bus labai paprastas. Man reikia protezuoti 46 dantį. Lai man kas nors apmoka. Pavyzdžiui, ligonių kasa. Aš linkiu, kad jums išsipildytų. Kristina, lipkit žemyn, baigim čia Gerai, kaip idiotai ateinu. kažkaip. Suaugę žmonės. Atėjau. Taigi aš jūs Tinderį mačiau. Jūs... Nu, Dabar atsimenu. nu aš nuotraukai netoks esu Jo, panašus. visai netoks. Bet jūs irgi ir nuotraukai... Bet jūs nuotraukai irgi žinokit, na... Nu, žinot, mažiau talentinga. kas mane atbaidė? Nes Kas? jūs buvot pasirašęs savo anketoj, kad nebūk mandras, nes apšiks gandras. Nu, kas tai prašo? Nu, o tai kaip susipažinti su mergina? Nu, ne tokiais būdais. Ir pas jūs šiaip labai daug šūdų. Ten apšiko čia, pas jums, kodėl čia tokie... Nu, man tiesiog keistos temos jūsų, nežinau. Nu tai gerai, nu, aš nežinau. Nu, aš jums kaip parašiau gražiai, romantiškai, širdutę pridėjau prie gražiausios gėlės išauga tarp piktžolių. Parašiau jums, o jūs syk ir daugiau nieko. Ne, nu žiūrėkit, supraskit, aš esu ne šiaip žmogus. Aš esu rašytoja. Man reikia kitokių dalykų, man Jūs kaip įkvėpimas. Kristina Sabaliauskaitė, dėl to... Taip, Taip. ar to, ką jūs nežinot mano knygos? Tai Aš esu žinau. parašius knygą. Jei girtas, išsipagirios, jei durnas, tai visam gyvenimui. Apie alkoholizmą. Taip. Apie kurią... Kaip išgyventi skyrybas, aš Taip. skaičiau šitą knygą. Tai nežinau, Kristina, aš gal tada einu. O tai čia, taip aš liksiu dabar, kaip? Nu, ekskursija baigėsi, taip sakant. Viskas? Mhm. Ir viskas? Nu, viskas. Tai Buvo malonu, taip sakant. man taip pat buvo malonu. Rankos nešūdinas, ar galiu paspausti, aš Ne, nežinau, čia ar jūs žinokit, lietėt ar ne? aš prieš 10 metų apsišikau ten. Ai, Ačiū Jums labai, buvo malonu. Nu, man Nežinau, nelabai, bet vis gal- tiek. Gal prieš išsiskiriant dar vienas pick-up linas, taip sakant. Tada priėjo Kindziulis. Tada priėjo Kindziulis ir tarė, juokėsi podas, kad katilas juodas. Nesuveikė, supratau, ačiū, buvo malonu, Kristina. Ir noriu aš toliau būti vienišiu. Ir viso geriausio. Viso. Jūsų garsų dabar pasakė mūsų šiandien organizatorius. Vida Valinkaitė! Balys Latėnas! Marius Repšys! Arnas Ašunas! Ir Oskar Ujanovskis! O kartu mes esame Improvudas, kuris improvizavo šiandien jums ir, kas svarbiausia, kartu su jumis. Iki kitų pasimatymų.